Sveiki, su jumis šįkart sveikinasi Sajūnė Kornelija, su jos tinklalaidėje Pilietiškumo pulsu. Šiandien apsikeitėme rolėmis ir kalbinsime Viltę Novikovaitę, šios tinklalaidės moderatorę, kandidatę į Sajos narius, taip pat medicinos studentę Nyderlandų karalystėje, aktyvę šaulę. Vilte, šiandien kalbėsime apie 3 dėmenis – šaulystę, savanorystę ir valstybės gynybą. Sveiki, labai malonu būti čia, kitoje rolėje, kaip sakant, šiandieną, tai manau bus ką papasakoti. Taigi, Vilte, pradėkime nuo šauliškumo ir tavo patirties. Kaip prisijungi prie Šaulių sąjungos ir kasgi tave paskatino? Iš tiesų, prie Šaulių sąjungos jau nusprendžiau prisijungti gal dar būdama mokykloje, bet norėjau, kaip sakant, jau stoti į suaugusių Šaulių sąjungą, o ne jaunųjų, tai jaunųjų praleidau. Ir pati idėja kilo galbūt iš tos minties, kad pati savo šeimoje mano tėtis buvo karininkas nepriklausomos Lietuvos ir ta idėja apginti Lietuvą, mokėti apginti ją, išmokti ar ne tam tikrų tokių, kaip sakau, miško įgūdžių, visai kažkur jinai kirbėjo manyje. Ir Šaulių sąjunga atrodo kaip ta organizacija, kuri man tai gali suteikti. Galbūt per daug tiek nežiūrėjau tai kaip į kažkokią ugdomą akademinę veiklą, kurią atradau dabar tik tais. Ir to labai džiuguosi, bet manau, tik sulaukus 18, man atrodo, mano pirmasis, kaip sakant, darbas ir buvo būtent užsiregistruoti, paskambinti Šaulių sąjungai ir tapti jos nare. Prie Šaulių sąjungos prisijungiai ganėtinai jauna, kaip minėjai, nebuvai jaunoji šaulė, tačiau vis tiek dalyvauji visokiuose Lietuvos Šaulių sąjungos mokymuose. Taigi, galbūt gali pasidalinti, kokių savybių įgijai, išmokai šioje organizacijoje ir kaip tau dabar tai padeda dabartinėme gyvenimo kelyje. Iš tikrųjų, kai prisijungiau prie Šaulių sąjungos, aš jau tikrai buvau nemažai organizacijų praėjus ir galbūt į tą lyderystę žvelgiau to, ne tai, kad pro pirštus, bet tiesiog man atrodo, kad tai įmanoma, tai galima ir man tai nebuvo iššūkis, bet aš prisijungiau prie Šaulių sąjungos laikotarpiu, kada buvo galimybė išvykti į bazinį kursą savaitį laiko. Ir netikėtai mano vyrų, kaip sakant, suaugusių vyrų komanda nusprendė išsirinkti to bazinio kurso būrio pade mane. Aš buvau jauna, ir dabar esu jauna, bet man atrodo, kad aš esu visiškai nieko nemokanti mergaitė, stovinti prieš vyrus ir ta lyderystė visai kitaip atrodė tada tą akimirką. Tai aš manau, išmokau būtent per tą savaitę imti viską į rankas, paimti bet kokį iššūkį ir išmokti su juo sukovoti, susidurti ir jį gyvendinti. Taip pat išmokau galbūt galvoti čia ir dabar, ar ne, nes kartais būna ar pratybose, ar tam tikrose, nežinau, stalo pratybose, ar tiesiog Šaulių sąjungoje tokių situacijų, kur tu turi kažkokią problemą, kurią čia ir dabar reikia spręsti ir tu neturi laiko apgalvoti dar 100 metų, ar ne, ir ten pasvarstyti, susirinkti susirinkimą. Tai man atrodo, to irgi labai išmokė Šaulių sąjunga ir tada dar prieš gal jau įstojus į Šaulių sąjungą aš taip pat prisidėjau prie COVID būtent savanorių būrių, tai ten irgi išmokė to tokio pagalbos valstybei, kad tu, kad ir viena ranka, kad ir pusiau, tu tampi tokios maža tokia dalelė, bet visi kartu mes galime labai daug padaryti, ar ne? Ir tas mažas žmogutis, kuris kažkiek tiek daug gali sukurti Lietuvai, tai ir išliko man netgi iki šiol, ar ne? Ir aš kai kalbu apie Lietuvą, man atrodo, kad aš visai esu, kad gražiausias dalykas, kurį lietuviai turi, tai yra, kad kiekvienas žmogus jaučia, kad jis gali kažką padaryti Lietuvai, kad tai labai mažai, bet ta jo dalelė yra labai jaučiama. Ir tai, man atrodo, būtent yra atėjus Šaulių sąjungos ir tų galimybių, kurias Šaulių sąjunga suteikia kiekvienam piliečiui, būnančiam toje sąjungoje, savanoriaujančiam, kažką veikiančiam per Šaulių sąjungą. Tai Lietuvos Šaulių sąjunga yra savanoriška organizacija, bet kalbant daugiau apie savanorystę. Tu savanoriavai ir dabar irgi paminėjai ir keliavai tiek Afrikos žemyne, tiek Europoje, tiek artimuosiuose rytuose. Gal gali papasakoti apie šių kelionių įsimintiniausius momentus? Jo, tai kelionės ir ta savanorystė kitose valstybėse man taip pat buvo mano, kaip sakant, nežinau, galima pavadinti hobiu, bet jo, vienas toks iš, kaip sakant, misijų, kurią aš kiekvienais metais stengiuosi gyventi vienaip ar kitaip. Ir tikriausiai, kad pradėjau keliauti, norėdama pažinti kitas valstybės, kitas tautas, kitas kultūras, bet taip pat ir gauti tokių netikėtų iššūkių, su kuriais tu susiduri tų kelionių arba savanorysčių metu. Tai galbūt mano viena iš įsimintiniausių kelionių bei tų momentų buvo kelionė į Tanzaniją, tai yra Afrikos valstybė.
Ir aš apsigyvenau Masajų gentyje tuo metu ir aš padėjau mokykloje, dirbau, mokiau vaikus. Ir aišku, Masajų gentis yra visai kitokia nuo to, kaip mes gyvename vakarų valstybėse ir tos tradicijos yra kitokios. Ir ten ir vyrai gali turėti kelias žmonas ir jų valiuta yra ne pinigai pagrindinio, tai yra karvės, ožkos, gyvuliai, jų suteikiamas pienas ir iš jų gaunama mėsa ar kraujas, kurį jie taip pat valgo. Ir vieno apsilankimo metu pas Masajus mes daug pas juos lankydavomės, kalbėdavomės apie tai, kaip jie mato gyvenimą, apie tai, kodėl galbūt mergaičių nereikėtų ar ne apipjaustyti, kodėl svarbu vaikus leisti mokytis. Ir mūsų apsilankimo metu mums vienas vyras sako, aš turim atnešiu dovaną ir jis mums atneša ožką, gyvą ožką. Ir aš pažiūriu mokyklos administratoriai ir sakau, tai ką mes dabar su tavo ožką veiksime? Jis sako, parsivešim namo, aš sakau, ką mes namuose darysim su tavo ožką? Sako, tai vakarienę virsim vaikams. Ok, galvoju, mes grįžome namo iki tos mokyklos, kur mes bendrabučiuose gyvenome. Ir aš sakau, tai mes kažkaip virtuvėlį pjausime. Ne, jinai pasikvietė kelius vaikus. Tie vaikai vieni už kojos, kiti už galvos palaikė. Ta ožka atėjo iš virtuvėlės, kaip sakant, ūkininkas mūsų, pasiėmė tą peilį ir tiesiog prapjovė tą ožką. Ir čia buvo toks galbūt įsiminęs momentas, kad būtent tas požiūris tiek žmogaus su gyvuliu, tiek kiek reiškia jam tą dovaną ir tai, kad jie mums padovanojo tą dovaną ir tiesiog pati patirtis buvo tokia laukinių vakarų. Įdomus pavyzdys, iš tikrųjų neslėpsiu, aš pati esu vegetarė, tai įdomu klausyti. Iš tikrųjų, gal šiek tiek pakalbėkime, kaip kelionės prisidėjo prie tavo jauno ir aktyvaus piliečio augimo, nes aš žinau, kad savanoriauji taip pat ir Lietuvoje ir gyvendama čia labai dažnai save atiduodavai kitoms pilietinėms organizacijoms, jos tapo ir tavo darbo vieta, pavyzdžiui, Lietuvos Raudonasis kryžius arba NVO koalicija. Tai ko išmokai tokiose organizacijose, bendruomenėse, ko išmokai savo kelionėse? Ir kokią pridėtinę vertę tau suteikė buvimas juose? Iš tikrųjų, tai nevyriausybiniam sektoriui apskritai pradėjau veikti dar mokyklos laikais, moksleivių sąjungose, įvairiose jaunimo Europos ar ne komandose. Ir kai nusprendžiau ar ne kažkokį savo karjeros kelią kurti, man kelias NVO sektoriuje atsivėrė iš karto, atrodė, kad žmonės tave pažinojo ir NVO sektoriuje tave labai plačiai priima mokytis, per darbą, per praktiką mokytis tų įgūdžių, tų žinių, kurias tu galėtum ar ne gauti tik tai galbūt universitete ar dar kažkur. Tai pirmiausia, tai tikriausiai išmokau to atvirumo ir to lankstumo. Tiesiog tu ateini, tu nieko nežinai ir tu lankščiai žiūri kiekvieną situaciją, kūrybiškai bandai išspręsti su tais turimais minimaliais resursais tai, ką tu nori spręsti ir veiki čia ir dabar. Ir nėra klausimo, kada, kaip, kokie čia struktūrų susitikimai. Ne, tu turi problemą, tu nežinai kaip ją spręsti, paimi ir sprendi. Ir tada šalia to atsiranda bendruomenė, kuri visą laiką NVO sektoriuje yra. Tas, kad tu niekada nesi vienas, tu esi visai ką su bendruomenė ir bendruomenė visai ką turi rankas, kurios tau padės. Ir būtent ištikus krizėje mes tai ir pasivėme per savanorystę, per NVO sektorių. Aišku, man dirbant NVO sektoriui labai svarbu atskirti, kas yra savanorystė, kas yra NVO sektorius, nes tai yra du skirtingi dalykai ir turim visai ką supras, kad NVO sektoriai nėra tik savanoriai, tai yra dirbantys žmonės, kurie tiesiog nenori eiti į valstybinį sektorių, nori eiti į verslo ir jų ta, kaip sakant, idėja yra nesiekti pelno, o dirbti kažkokiam kitokiam labui. Tai yra labai idėjos siekiantys žmonės ir tarp tokių žmonių būti įkvepia. Tikrai įkvepia, nes tikrai niekada neišgirsi iš jų, kad šiandieną mes galvom, kaip padaryti profitą kitiem metam. Tu iš jų išgirsi, kad mes kitais metais norim sumažinti skurdą tiek ir tiek procentų, ar įdiegti tiek ir tiek vaikų dienos centrų, ar suburti tokią humanitarnę komandą. Tai visai kitokie tikslai, visai kitokios svajonės tų žmonių bendruomenėje ir tavo požiūris tai irgi keičiasi tuo metu. Puikiai, aš kaip pati buvau NVO sektorėje, tai man visada buvo tas pats grožis įsikelti tas ambicijas, pakeisti pasaulį ir tas ir buvo tas pagrindinis drivas, kodėl tas pokytis ir įvyko. Tai šiek tiek apie tai ir norėčiau dar pakalbėti ir paklausti, kaip galėtume auginti tas bendruomenės ir labiau iš tavo perspektyvos. Iš tikrųjų, tai tikrai tas modernus amžius
kažkiek naikina tą bendruomeniškumą, nes tie socialiniai tinklai jiems leidžia būti labai toli vienas nuo kito ir toliau jaustis, kad tu turi daug pažįstamų, daug draugų ir čia visi tave žino. Tai man atrodo, kad tikrai labai yra svarbu toliau įdėkti, kad bendruomenė tai yra vertybė, tai yra svarbus dalykas kiekvieno mūsų gyvenime, nes tai yra tas vertis, į kurią tu gali bet kada atsiremti. Tai kaip tas bendruomenės suginti, tai man atrodo, kad geriausia yra per organizacijas, ar ne? Tai man atrodo, kad pilietiškumo pamokos mokyklose turėtų skatinti vaikus eiti į organizacijas, būti ten, suburti kažkokią bendraminčių bendruomenę. Tai gali būti bet kas, tai gali būti nuo pagalbos, nežinau, šuniukams, tai gali būti moksleivių sąjungos, tai gali būti kažkokios muzikos bendruomenės, ar ne? Tai vis tiek yra vienokia ar kitokia buvimas organizacijoje, buvimas bendruomenėje ir per tą bendruomenę tu kuri tą pilietiškumą, nes kada tu turi bendruomenę, tu dėl jos kažką nori daryti, kai tu dėl jos kažką darai, tu darai kažką dėl Lietuvos, kai tu kažką darai dėl Lietuvos, tu kuri tautą. Tai man atrodo, čia turėtų prasidėti būtent mokykloje, būtent per pilietiškumo skatinimą, pilietiškumo pamokas skatinimas, eiti į organizacijas, būti jose, kažką veikti, bet svarbu ir pasakyti žmonėm, kad atrasti tai, kas jums yra įdomu, nes jeigu tu tiesiog versi eiti būt kažkur, sėdėk čia ir mokykis vadovėliuose, kaip pilietiškumas turėtų skaitytis iš vadovėlių, tai jis niekada ir neatsiras, ar ne? Tai turi būti per patirtį, per geruosius pavyzdžius, kada ateina ar ne įdomus žmonės jaunimui pasakoti apie tai, ką veikia, tai irgi yra pilietiškumas. Bet man atrodo, pilietiškumas visą laiką yra per veiksmą, visą laiką yra per, kaip sakant, hands-on patirtį. Ir ką aš pati galiu daryti, tai aš tikrai stengiuosi kalbėti ir apie tai, ką aš veikiu, kai buvau moksleivė, ką aš veikiu, kai aš keliauju, man visai labai žavu pasidalinti tuo ir su jaunais žmonėm ir paskatinti juos, kaip sakant, irgi įstraukti. Man labai smagu, kada man parašo, ar ne, kažkokie jauni žmonės, oi, kaip čia keliauji, ką čia nuveikiai, arba kaip tu iš Šiaulius įstraukiai. Tai yra tikrai labai smagu ir tai įkvepia net mane toliau kurti. Tai čia yra dvipusis, ar ne, tu ne tik tu įkvepi kažką daryti, bet ir tave įkvepia toliau tęsti tai, ką tu darai. Taip, labai pritariu. Bet dabar šiek tiek sugrįžkim prie to šauliškumo, apie kurį kalbėjome šios laidos pradžioje, bei gynybos. Tai kaip ir minėjau pradžioje, iš tikrųjų, tu dabar studijuoji užsienyje. Tai tavo studijos užsienyje ir visos veiklos susijusios su tuo, ar vis dar dalyvauji Lietuvos šaulių sąjungos veikloje? Turiu pripažinti, kad tikrai šaulių sąjunga šiek tiek veikla yra primusi. Bet tai yra susiję dėl to, kad aš esu medicinos studentė, tai šiek tiek sudėtinga daugiau įstraukti į tą veiklą, kiek galėjau įstraukti būdama Lietuvoje. Bet smagu paminėti, kad SAJE ar ne turi taip pat savo, kaip sakant, būrelius, komandas besibūrenčius ir užsienyje, tai mes, kaip sakant, tą tokią šaulių akademinę bendruomenę subūrinėjame ir kitose valstybėse. Tai per tai įstraukiu būtent į šaulystę tikriausiai daugiausiai. Ir tikrai nuvykstant į Nyderlandų karalystės ambasadą, Lietuvos ambasadą būtent Nyderlandų karalystėje, mes visą laiką pasikalbam, tai kaip tuos šaulius, nes tikrai turim ir nemažai šaulių atvykusių gyventi ten, kaip juos suburti. Galbūt diaspora iš istorijos mes galim pamatyti, kad jinai visai kitaip veikia ir visai kitaip dienos eigis karo metu ar kažkokios kitos nelaimės metu, jinai visai kitaip veikia ir visai kitaip padeda Lietuvai ir mes turėtume išnaudoti tas galimybės diasporos, pažvelgti į istoriją, dar kartą prisiminti, ką mes gero padarėme kaip pasaulio lietuviai ir tai pritaikyti šaulių sąjungai. Tai yra ta pati, nežinau, pilietiškumo ugdymas jaunose žmonėse, kurie jau praranda tą lietuviškumą, tai yra kažkokios nežinau, susibūrimai, susitikimai, pamokos, kursai, kažkokių ar ne logistikos kelių kūrimas, ruošiantis dieną X ar ne, tai vis tiek reikia kažkiek įtiekti kažką Lietuvai, tai kaip mes darysime, kokie bus ryšio būdai, kaip mes komunikuosime, su kuo mes komunikuosime, ar ne, tai visą tai turi būti rengiama. Ir tikrai bus žmonių, kurie galbūt privalės, pavyzdžiui, grįžti, galbūt bus medijų, kurie turės grįžti, kaip mes juos, ar ne, suteiksime jiems galimybę grįžti į Lietuvą ir padėti jiems. Tai čia irgi yra klausimai, kuriuos diaspora turėtų spręsti ir juos atsakinėti kaip šaulių sąjungos dalis arba ne. Puikus atsakymas iš tikrųjų. Labai smagu netgi matyti Lietuvos šaulių sąjungos diasporos šiek tiek atbundančią veiklą ir žinant, kad sovietų okupacijos metu, partizaninio karo metu diaspora turėjo labai svarbią rolę.
Tikėkime, kad grįšime irgi į tas tokį strateginį tikslą, kad ta diaspora veiktų ir veiktų labai gerai. Tai šiek tiek pasikalbant apie užsienį, kadangi jau lietuvis užaugęs užsienyje, jis turi visai kitokias turbūt vertybės, kažkiek turime tų pačių patriotiškumą, pilietiškumą, bet mes suprantame užsienį kaip užsienį ir gyvenimas Lietuvoje nėra mums labai dažnai labai pažįstamas. Tai ar tokios globaliai išaugintos vertybės gyvenant užsienyje, savanoriaujant užsienyje ir savanoriaujant kažkiek Lietuvoje padėjo tau dar labiau įsilieti į gynybos struktūras, ar kaip tik kažkiek sumažino tą norą? Aš manau, kad kiekvienas galbūt žmogus pagyvenęs bent kažkiek laiko užsienyje galėtų pasakyti, kad tu ne tik žodžiais, bet ir emocija pamilsti Lietuvą dar labiau. Nes kiekvieną kartą grįžus, tu vis atsimeni, kaip gera čia būti, kaip tu pasilgsti lietuvių kalbos, kaip tu pasilgsti šeimos draugų ir ta šeima tampa ganėtinai visa Lietuva. Žinau, kiekvienas lietuvis taip pat tampa tokiu Lietuvos ambasadorium ir tos vertybės jūs dar gražiau užsidegė, nes tu kiekvienam žmogui, kuris žino kažkiek apie Lietuvą arba galbūt nieko nežino, tu kiekvieną kartą pristatinėjai, kas tai Lietuva, kas čia mums vienyje, kodėl mes susibūrėm, kokia ta mūsų istorija ir kiekvieną kartą pasakojant, man atrodo, tos vertybės jos tik tai pražįsta dar gražiau. Ir man vis tiek labai gražu dainų šventės metu, ar ne, stebėti, pavyzdžiui, tas šokių grupės, kurios atvažiuoja iš Argentinos arba iš Jungtinių Amerikos valstijų ir jos tą lietuvybę dar kitaip pergyvena, ar ne, tai yra irgi lietuviai, kurie jau ilgą laiką negyvena Lietuvoje arba apskritai nebuvo niekada gyvenę Lietuvoje, bet jų tas supratimas apie tai, kas yra Lietuva, yra dar trapesnis ir dar svarbesnis jiem, nes tai tikrai yra labai trapu, tai labai lengva pamesti, ar ne, pasaulyje tą lietuviškumą ir labai lengva pasimesti, bet tu tai bandai išsaugoti, tu bandai visur jį atrasti, bandai burti tas bendruomenės ir man atrodo, tos vertybės labai gražiai atsiskleidžia. Tai gal ta gynyba, jinai atsiranda, nėra tokia pagrindinė kirtis, ar ne, kiekvieno globalaus lietuvio, bet aš manau, kad tautiškumas ir pilietiškumas, jis yra labai svarbus kiekvienam globaliam Lietuvos pasaulio piliečių. Puikus atsakymas, Vilte, ir labai įdomios tavo mintys apie globalią Lietuvą, apie Lietuvą visame pasaulyje, kurią mes turime auginti ir stiprinti. Ir šiek tiek pabaigiant mūsų tinklalaidę, turbūt paskutinis klausimas, suvedant tuos pagrindinius dėmenis, kuriuos minėjau pradžioje. Tai ar savanorystė kitose bendruomenėse gali iš tikrųjų sustiprinti šaulystę ir turime tavo pavyzdžius, bet kaip pati manai ir ar gali sustiprinti? Aš manau, kad tikrai taip. Mes tikrai matom daug pavyzdžių, kada šauliai tikrai nėra tik Šaulių sąjungos nariai, ir jie yra daugybės kitų ir organizacijų, kažkokių bendruomenių. Nariai tikrai matom ateinančią tokią dvipusę, ar ne, kada šaulys tampa šauliu ir tada jis savo bendruomenę pradeda burti, kaimo, nežinau, kiemo, kažkokias iniciatyvas įgyvendinti, bet aš taip pat matau ir daug iniciatyvių žmonių, kurie užtega tuo pilietiškumu, bet galbūt gyventi ypatingai Lietuvoje atsiranda toks ir noras, ar ne, žinoti daugiau. Tai jeigu aš esu pilietiškas, aš kažkaip pagalvoju, gal kažkada man reikės tikrai ginti Lietuvą. Vienaip ar kitaip, tai ginklu ar neginklu, čia jau gali Šaulių sąjungai pasirinkti, ar ne, kaip tu norėsi tą Lietuvą apginti. Bet jie irgi kažkur nueina į tą Šaulių sąjungą sužinoti šitiek daugiau, nes gera mylėti Lietuvą, bet dėl jos kažką irgi reikia padaryti ir mes gyvenam grėsmingų laikotarpių, kada tikrai reikia apie tai pagalvoti daugiau, plačiau ir susiimti ties šito klausimu vienaip ar kitaip. Tai aš manau, kad taip, tai yra dvipusis, tiek ir bendruomenės parada ir stiprina šaulystę, tiek ir pati šaulystė stiprina vėliau tavo bendruomeniškumo jausmą. Tai ačiū labai, Vilte, puikios mintys, puikus draugiškas pokalbis, labai smagu su tavim pagaliau tave pristatyti savo klausytojams ir iki kitų kartų, sėkmės studijose. Iki ir ačiū Jums.